Labas rytas. Šiandien susitinkam anksčiau. Facebookas leidžia mums tą padaryti. Ir tuo mes labai džiaugiamės. Taigi šiandien yra 5. meditacija ir ji yra skirta 5-osios čakros, karūnos čakros aktyvavimui. Aš šiandien pasiėmiau kristalą karneolį. Man jisai labai gražus ir kažkodėl jaučiau, kad aš jį noriu turėti šiandienės meditacijos metu. Ir visa energija, kurią mes sukaupsim šiandien, tai tegu jinai renkasi mūsų kristaluose, kuriuos jūs pasirenkat pagal savo nuožiūrą, pagal intuiciją. Karūnos čakra tai yra mūsų vartai arba jungtis su savo aukštesniuoju aš. Taip pat tai yra fiziologinė prasme, tai yra kankorėžinė liauka ir labai dažnai kankorėžinė liauka būna užmigdyta, uždaryta, užblokuota, todėl šiandien meditacijos metu mes ją pažadinsim ir mes ją atidarysim. Ir noriu priminti, kad šiandieninė meditacija yra paskutinė atvira visiems, o visos kitos likusios meditacijos vyks grupėje ryto meditacijos. Taip kad kas norit prisijungti, ji yra remiama jūsų savanoriška parama ir toliau tęsim meditacijas tenai. Taigi, jeigu pasiruošė, atsisėsk arba atsigulk, jeigu guli, gali tiesiog savo kristalą užsidėti ant viršugalvio, nes kankorėžinė liauka yra ant viršugalvio mūsų. Užsimerk. Giliai įkvėpk ir iškvėpk. Tegu ramybė ateina į tavo mintis, į tavo emocijas.